Aš paprašiau Dievo atimti iš manęs mano puikybę. Ir Dievas man atsakė, ne. Jis pasakė man, kad puikybė neatimama, jos atsisakoma. Aš paprašiau Dievo išgydyti mano dukterį, prikaustytą prie patalo. Ir Dievas man atsakė, ne. Jis pasakė, kad kantrybė tai išbandymų rezultatas. Ji neduodama, ji užsitarnaujama. Aš paprašiau Dievo padovanoti man laimę. Ir Dievas man atsakė, ne. Jis pasakė, kad duoda man palaiminimą. O tai, ar būsiu aš laimingas, priklauso tik nuo manęs. Aš paprašiau Dievo apsaugoti mane nuo skausmo. Ir Dievas man atsakė, ne. Jis pasakė, kad kančios atitolina žmogų nuo žemiškų rūpesčių ir priartina prie jo. Aš paprašiau Dievo dvasinio augimo, bet Dievas man atsakė, ne. Jis pasakė, kad dvasia turi išaugti pati, o jis tegenės mane, kad priversti duoti derlių. Aš paprašiau Dievo padėti man mylėti kitus, taip, kaip jis myli mane. Ir Dievas man atsakė, galų gale tu supratai, ko reikia prašyti. Aš paprašiau jėgos ir Dievas atsiuntė man išbandymus, kad užgrūdinti mane. Aš paprašiau išminties ir Dievas man atsiuntė problemas, kurioms išspręsti reikia laužyti galvą. Aš paprašiau drąsos ir Dievas pasiuntė man pavojus. Aš paprašiau meilės ir Dievas pasiuntė man tuos, kuriems buvo reikalinga mano pagalba. Aš paprašiau gerybių ir Dievas suteikė man galimybės. Aš negavau nieko iš to, ko prašiau, bet aš gavau viską, kas man buvo reikalinga.